Savas garsas. Vasario 27 dieną progimnazijoje sulaukėme svečių iš labai tolimos šalies Japonijos, o tiksliau iš Japonijos ambasados Lietuvoje. Tai Taruko Mari-san, ambasados sekretorius atsakingas už kultūros reikalus, ir Seto Haruka, ambasados darbuotoja renginių organizatorė. Svečiai trumpai pristatė Japoniją ir jos kultūrą bei pakvietė mokinius iš arčiau susipažinti su ikebanos menu. Apie tai susirinkusiems pasakoja meistrė Laimutė Vanaginė, kuris šio meno mokėsi gyvendama Japonijoje iš geriausių šio meno meistrų. Radio studijos komanda taip pat lankėsi ikebanos kūrybinėse dirbtuvėse, kurios vyko progimnazijos priesalėje, o po jų uždavėme keletą klausimų svečiams. Paklausykite interviu su Taruko Mori-san ir Seto Haruko-san. Sveiki, ir šią gražios dienos popietę mes turime svečių iš Japonijos ambasados. Jie atvyko į Ąžuolyno progimnaziją aprodyti savo kultūrą ir taip pat vieną iš nuostabių dalykų į jų meno raišką, tai yra ikebana. Ir pas mus svečiuojasi Taruko Mari-san ir Seto Haruka. Jie yra iš ambasados, taip pat renginių visokie organizatoriai, darbuotojai. Ir šiandien juos mes pakalbinsime. Taigi, galime pradėti. Ir klausimas Taruko Mari-san. Ar dirbote kokius nors projektus Lietuvoje be šio? Daugiau kažkokių renginių, projektų ar esate dalyvavę? はい、いろいろあります。例えば、昨年の9月には、ミコラス・ロメリス大学と、あとカウナスの方で、日本から、茶道の先生が来てもらって、茶道のデモンストレーション、ワークショップを行ったことがあります。Mes organizavom gana daug renginių. Pavyzdžiui, praeitų metų rugsėjo mėnesį Mykolo Romerio universitete ir Kauno mažajame teatre organizavom arbatos ceremonijos renginį, į kurį atvažiavo specialiai iš Japonijos arbatos ceremonijos meistrais. Ačiū. Ar teko lankytis kitose lietuvių mokyklose? Ar skiriasi švietimas ar kokie nors renginiai? そうですね、それもありまして、これも昨年になりますけれども、ドルスキ認会のアドギミも、セカンダリースクールの方から招待されて、その時は大使が、講演のようなことをやるのと、でそこの学校には日本クラブというところがありますので、その子たちが、日本の歌を歌ってくれたりとかしてですね、そういったイベントをしたことがあります。Gana dažnai teko dalyvauti Lietuvos mokyklų renginiuose. Ir, pavyzdžiui, praeitų metus Druskininkuose atgimimo mokyklą kvietė mūsų Japonijos ambasadorė ir jinai ten paskaitą. Ir toje mokykloje yra Japonijos klubas ir to klubo narys dainavo japoniškai dainas. Kokius esminius skirtumus pastebite tarp lietuvių ir japonų mokyklų? 例えば、中学校ぐらいで言うと、日本の学校っていうのは制服を着てるんですね。で、制服を着ててみんな同じように見えるんですけど、今日来てみてリトアニアの学生っていうのは、私服だし、なんか日本の学校よりもなんか自由な印象を受けました。Tai, pavyzdžiui, Japonijoje vidurinį mokyklose dažniausiai rengiami uniformai. Ir šiandien mes atvykom į jūsų mokyklą ir šioje mokykloje nėra uniformai ir tokia pirmas įspūdis daro, kad žymiai laisvesnis negu japoniški mokyklos. Skaičiau, kad japonai labai ilgai mokinasi vien kalbą. Ar tai tiesa?
日本の学校ではもちろん全ての、英語を除いて全ての授業は日本語で行われているんですけど、その中に国語っていうのがもちろん日本語母国語の授業になるんですけど、私の印象だと確かに日本語の現代の日本語の国語とかかつ古文っていうのは昔の日本語ですね。とあとは漢文といってもともと日本語っていうのは中国から、日本語っていうのは、できているので、そういった現代文、古文、漢文という、3つですね。3つの、言語をやってるという意味では確かに、授業数っていうのは多いのかもしれません。Japonijos mokyklose iš tikrųjų turbūt daug laiko skiriama japonų kalbos mokymas. Tai yra, aišku, hieroglifų mokymas irgi gana daug užsiima ir dar tuo pačiu mes mokomės šiuolaikinį Japonijos kalbą ir literatūrą. Ir dar mokomės senesnės japonų kalbą ir dar, sakom, hieroglifų eilėraščių mokymas. Tai mūsų kalba yra anksčiau persikėlė iš Kinijos ir mes dažnai naudojam hieroglifų eilėraščius ir todėl dabartiniai mokiniai irgi mokomės hieroglifų eilėraščių. Lietuvių kalba, kaip ir japonų, yra viena iš sunkiausių pasaulyje. Gal žinote kokių lietuviškų žodžių ar mokate kažkiek šnekėti lietuviškai? おっしゃる通りリトアニア語はすごい難しい言語で、日本人にとってみたら本当に勉強するのが難しい言語だと思っています。残念ながらリトアニア語自体は勉強してないんですけど、本当に挨拶程度、ラバディアーナ、マノマルダス、タクロモリぐらいしか言えないです。Iš tikrųjų, lietuvių kalba yra labai sunkiai ir ypač japonams mokytis lietuvių kalba yra gana sunkiai. Ir labai gaila, bet pats mokosi lietuvių kalbą ir minimaliai gali pasakyti labą dieną ir taip toliau. Mūsų mokykloje veikia radijo studija, tai išskirtinis projektas Lietuvoje. Gal žinote, kokių išskirtinių šiuolaikinių projektų Japonijos mokyklose? 一般的にはほとんどの学校で放送部みたいなのがあって、学校内だけで、放送を流すというのはあるんですけど、少なくとも私本当に先ほど、こういったラジオとつながってるっていうのを聞いて、驚いてます。もしかしたら私が知らないだけで日本にもあるかもしれませんけど、ただ私が今まで、知ってる中ではこういうラジオと直結して何か放送やってるっていうのは日本ではあまり聞いたことがないです。だからすごいなと思いました。Japonijoje kiekviena mokykla turi tokią vidinį mokykloje studiją, bet nesu girdėjęs, kad iš mokyklos galima į radiją pratinti informaciją. Tokių dar Japonijoje negirdėjęs. Ačiū Jums labai ir dabar norėčiau užduoti klausimą Jums. Ar seniai mokinotės lietuvių kalbos? Aš gana daug metų jau gyvenu Lietuvoje ir per tos metus ir šiek tiek mokiausi lietuvių kalbą. Gerai, ir dabar šiek tiek klausimų susijusių su šios dienos renginiais. Tai pirmas būtų, ką galite papasakoti įdomaus apie savo kultūrą? 例えば今日の生け花でもそうですけど、日本人の文化っていうのは繊細さっていうのが一つの、重要なあれかなと思うんですね。生け花をやるにも何か一つ一つのその花の刺し方であったり、そういった、繊細さっていうのが求められるので、そういった意味では、日本文化を語るときにそういう
英語で言うとセンシティビティですか、そういったものっていうのが、結構、日本文化の特徴の一つとして言えるのかなと思います。Japonijos kultūroje galima sakyti, kad labai būdingas subtilumas. Ir šiandien ikebana renginį irgi jūs turbūt matėt, bet tiek vieną gėlyčių ir sudeda ypatingą tokią kryptį ir tokių visas smulkmenis, bet tą ir kuria Japonijos kultūros subtilumą. Gerai, ačiū Jums labai labai. Manau, šiandien užteks. Ačiū. Thank you very much. Thank you. Na, dabar pokalbis su meistre Laimute Vanagiene. Taigi, šiandien mūsų mokykloje svečiavosi svečiai iš ambasados, taip pat, kiek žinau, iš mūsų mokyklos vieno mokinio mama, kuri jau 12 metų gyveno Japonijoje, tai yra Laimute Vanagienė. Ir šiandien mums jinai pristatinėjo ikebanos meną, tai yra japonų kultūros menas. Ir gal galėtumėte biškį daugiau apie jį kažkiek papasakoti? Tai tik turbūt trumpai, nes mes neturim tiek daug laiko. Tai ikebana tai yra iš tikrųjų gėlių komponavimo menas. Jis labai skiriasi nuo gėlių aranžavimo, nes turi tam tikras taisyklės, kurių turi laikytis visos mokyklos. Senas menas atsiradęs dar budizmo laiku, labai išpopuliarėjo arbatos ceremonijoje ir toliau, kadangi buvo įvairūs mokytojai, steigė įvairias mokyklas, tiek vienos iš populiariausių yra Ikenobo, be abejo, Sogetsu yra šiek tiek moderni ikebana, Ohara mokyklos. Na, ikebanos principas yra 3 dalys: Shinsoe Hikai, dangus, žemė, žmogus. Ir vėlgi, pagrindinis principas yra minimalizmas. Nes kaip ir ikebanos pradininkas, senorikių jisai sukūrė tą vadinamą wabi stilių, kuklus grožis. Tai va tuo kukliu grožiu viskas ir nusakoma. O kur yra dažniausiai naudojamos ikebanos? Jeigu imant senus laikus, senovę, tai be abejo dažniausiai tai buvo didikų rūmai, japoniškų didikų rūmai, imperatorių rūmai, arbatos ceremonijos nameliai, nuo kurių ir prasidėjo ikebana, ta tikroji. Dabar šiais laikais be abejo kiekviena šeimininkė, moteris, jeigu jinai kažkiek domisi ikebana, studijuoja ikebaną, tiesiog kaip ir minėjau per paskaitą, yra šventės, tiek nauji metai Šiogatsu, tiek kitos šventės, tiesiog namuose pačios savo susikūrė ikebaną. Kokios yra ikebanos paslaptys galbūt? Ar jinai turi tokių kokių nors ypatingų taisyklių, kuriomis yra naudojamasi kuriant ikebaną? Tai vat, tos taisyklės yra turbūt kiekvienas mokytojas turi savas paslaptis, savas taisyklės. O taisyklės tai tos ir pagrindinės yra, kad jeigu tai yra Ikenobo Seigetsu stilius, kurie šiandien ir pristačiau pagrinde, tai yra koteliai, tvorelė sustatyti kaip mūsų kaimuose tvoros, tam tikros taisyklės, kur priekyje ar už turi stovėti tam tikros dalys. Tai va tos taisyklės. O paslaptis tai, kuri gėlė lūžta, kaip ją sutvarkyti, kad jinai nelūžtų, kaip ją palenkti. Bet tokios paslaptis, kurių galbūt ne kiekvienas mokytojas ir pasako, o turi savy, kaip ir paslaptis. O dabar šis tas apie kultūrą. Na, Japonija yra netoli nuo Kinijos ir ar jų menas ir kultūra skiriasi labai, ar taip truputį? Žinokit, pasakyčiau, kad skiriasi. Iš tikrųjų, aš nesu labai stipriai susipažinusi su kinų kultūra. Bet vat, iš to bendro išprusimo, kiek man teko matyti ir studijuoti būnant tenais, japonai labiau filosofiškesni. Pas juos tas labiau jaučiasi. Gal tai yra tik mano pastebėjimai, čia sunku pasakyti, turbūt į šį klausimą geriau atsakytų kultūros specialistai, kurie tiesiog domisi
tom dviem šalim ir gali palyginti. Aišku. Na, manau, galbūt užteks. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums. Viso geriausio. Viso gero. Savas garsas.